Kelerius metus Lietuva sekė dainavimo projektus ir dainininkų gyvenimus. Dabar ant pjedestalo šokiai. Kaip manote, kas lėmė būtent tokią seką? Aš tai pasakysiu atvirai. Man bloga nuo šokių. Kažkada Lietuva buvo dainų šalis, dabar Lietuva yra šokių šalis. Ir man atrodo jau visiems, kurie šoka, nusibodo ir tiem, kurie žiūri, nusibodo. Dėl to, kad kartojasi tas pats per tą patį. Ir šokis nebegauna to savotiško sakralumo, jis tampa nuvalkiota šlepete. Dėl to, kad šoka kas moka, šoka kas nemoka, šoka kas galvoja, kad moka, tai blogiau negali būti iš viso. Nemoki, tai nereikia. Na, iš tikrųjų, man tai keista. Aš suprantu, kurie žmonės, reiškia, jaučia labai didžiulę meilę šokiui, bet vienas dalykas yra jausti ir mylėti šokį, o kitas dalykas jausti, mylėti ir bandyti šokti, kai tas absoliučiai tau yra nelemta. Tai aš tai siūlyčiau eiti užsidaryti į būrelį ir tenai bandyti šokti ir palikti tą darbą profesionalams.